Nu ką, reikia išsirinkti kažką. Sveiki, dėl automobilio galiu su jumis pakalbėti? Žinoma, užeikit, pataikit ten, kur reikia. Žiūrėkit, man reikia automobilio, nieko ypatingo neieškau, 200 eurų per mėnesį. Nu bet kad važiuotų, taip tvarkingai. Turim daug variantų. Einam, parodys. Let's go. Gerai, pradedam nuo to, gal sakyk, kokie tavo poreikiai. Tai realiai reikia šeimas talpinti, toli nevažiuoja. Nu žodžiu, talpiai, patogiai kažkaip taip. Supratau, man atrodo, mes čia ir esam. Pradžiai pasiūlyčiau išbandyti Škoda Octavia. Ekonomiškas, talpus, patikimas, apie tai ką ir kalbėjom. Su Škoda ir miestą ir į sodą, ne, kaip sako. Žinot ką, pažiūrim dar. Kažkas įdomesnio, 4 varantis ratai, visureigis, kur norėsi, ten važiuosi. Okei. Bet gal turit kažko savanaudiško pamanyti vis dėlto? Einam. Legenda. Čia ne automobilis, čia emocija. Bet rida tai sukta. Neturim ne vieno automobilio. Parodysiu dokumentus. Gerai, pakalbėkime apie rimtesnius dalykus. Atsiskaitimas patogiausias koks? Paskolą automobilį. Inbankas siūlo. 15 minučių ir važiuoji. 15 minučių ir galiu važiuoti? Čia ir dabar sutvarkom. Tai važiuojam tada. Jei tau reikia automobilio, atkeliauk pas Inbank partnerį longo.lt, išsirink automobilį, įsigyk jį su Inbank paskola ir užpildęs dokumentus per 15 minučių, sėsk atgal į automobilį ir važiuok namo. Inbank, sumanus, atsiskaito dalimis.